Mamos žurnalas. Laida mamytėms ir tėveliams. Laidą remia Junior sirupai. Šaukštas laisvo kvėpavimo Junior eukaliptus. Šaukštas imuniteto Junior echinacea. Šaukštas saldaus miego Junior relax. Junior sirupai. Natūralu, skanu, veiksminga. Junior sirupų ieškokite visose gintarinėse Norfos ir Litfarma vaistinėse. Sveiki, šiandien kalbėsime apie imunitetą. Primenu, kad laida ruošiama kartu su mėnesiniu leidiniu Mamos žurnalas. Imuninę sistemą arba imunitetą galima stiprinti natūraliomis priemonėmis, tačiau tik labai lengvai negalima kištis nenatūraliomis priemonėmis, drastiškai, tai yra medikamentais. Pirmiausia, reikėtų prisiminti, koks yra imunitetas ir kada jis subręsta. Vaikas gimsta beveik be imuninės sistemos ir imunoglobinų gauna tik iš mamos. Šiek tiek imunoglobinus jo organizmas pradeda gaminti 1 metų pabaigoje. Šiek tiek imuninė sistema sustiprėja 3 gyvenimo metais, vėliau 6, tada apie 13 metus, o visiškai subręsta 18 gyvenimo metais. Žinant šią natūralią eigą, mes žinosime, kad ir ką darytume, kad ir kokiais botagais plaktume, imuninė sistema nesubręs greičiau, negu jai yra skirta subręsti. Dažnai girdimas tėvų posakis, mano vaikas dažnai serga, kaip jam pagerinti imuninę sistemą. Taip, vaiką reikėtų grūdinti ir sekti, kad jis tinkamai miegotų ir maitintųsi. Taip galima stiprinti imuninę sistemą, tačiau tik tose ribose, kaip jai yra skirta. Mes negalime nieko pakeisti drastiškai. O kaip padėti imuniniai sistemai, kad ji veiktų taip, kaip jai priklauso veikti? Tai yra tinkamas miego ir poilsio režimas. Mažam vaikui reikėtų pamiegoti dieną, anksti atsigulti vakare. Būtinas ir buvimas lauke, gryname ore, vasarą pajūryje, maudymasis, apsipilimas vėsesniu vandeniu, kokybiškas maistas. Reikia valgyti ir vaisių ir daržovių ir mėsos. Reikia valgyti kuo natūralesnių produktų, ne vien tik sulčių iš pakelių ar produktų praėjusių daugybę cheminių procesų. Kuo daugiau reikėtų vartoti natūralios fermentacijos produktų, kuriuose yra vitamino C ir gerųjų bakterijų. Tai rauginti kopūstai, rauginti agurkai, rauginti grybai, jogurtas, kefyras, rūgpienis. Vietoj jogurto puikiai tinka suplaktas kefyras su naminė uogienė ar bananu. Visos šios priemonės natūraliai stiprina imuninę sistemą. Vasarą vaikas gauna natūralių vitaminų, žiemos metu galima vitaminų skirti papildomai, bet ir vėl sintetinio ir vadinamojo kosmonautų maisto reikėtų kuo mažiau. Tiesa ir tai, kad po ligos vaiko organizmui reikia atsistatyti, tai užtrunka maždaug mėnesį, jau nekalbant apie plaučių uždegimą, kitas bakterinės ligas, kai atsistatoma sunkiau. Jeigu yra sąlygos, reikėtų sulaukti ne tik nukritusios temperatūros, pasveikti dar daugiau, pasveikti visiškai, pabūti namuose, atsigauti ir tik tada eiti į darželį ir mokyklą. 6-8 kartus per metus sirgti lengvomis peršalimo ligomis yra normalu. 3-4 susirgimai rudenį ir 3-4 pavasarį. Tai atrodytų daug, bet jei sergama lengvai, sloga, lengvas peršalimas, gerklės uždegimas, tai normalu. Jei vaikas sirgo pūlingaus uždegimu, bronchitu, plaučių uždegimu su komplikacijomis, jam buvo skirta antibiotikų, tuomet reikėtų sustiprinti imuninę sistemą. Vienas antibiotikų kursas imuninės sistemos nesusilpnins, tačiau antibiotikai neskiriami, kai sergama lengvai, o rimta liga ir antibiotikai organizmą nualina. Po antibiotikų kurso reikia atstatyti žarnyno florą, o tai geriausiai galima padaryti valgant skaidulinių medžiagų, graužiant obuolį, morką, kopūstą, o ne vien tik geriant sultis ar valgant daržovių košę. Daugiau apie tai skaitykite mėnesinėme leidinyje Mamos žurnalas. O laidos rėmėjai patarė, kad klasikinis imuninės sistemos veiklą palaikantis augalas yra rausvažiedė žolė, taip pat iš jos paruošti preparatai. Neseniai vaistinės atsirado Tilman Junior echinacea sirupas, kurio sudėtyje rausvažiedžių ežiuolių šaknų hidroglicerinis ekstraktas. Rausvažiedė žolė iš Šiaurės Amerikos kilęs daugiametis žolinis augalas, kurio veikliosios medžiagos palaiko imuninės sistemos veiklą. Veikliųjų rausvažiedės ežiuolės medžiagų visuma, esanti Tilman Junior echinacea sirupo sudėtyje, palaiko natūralų imunitetą. Moksliškai įrodyta, kad vartojant ežiuolės preparatus, ligos simptomai yra daug lengvesni, o gydymo periodas sutrumpėja perpus. Laidą remia Junior sirupai. Šaukštas laisvo kvėpavimo Junior eukaliptus. Šaukštas imuniteto Junior echinacea. Šaukštas saldaus miego Junior relax. Junior sirupai. Natūralu, skanu, veiksminga. Junior sirupų ieškokite visose gintarinėse Norfos ir Litfarma vaistinėse.